Dabar norėčiau pristatyti kitą kolegą, daktarą Darių Juodį, žinomą specialistą, turbūt vieną iš labiausiai žinančių Lietuvoje apie visą partizaninį karą, bet ypatingai jisai šiandien mums papasakos apie Tauro apygardos moteris ir ta Tauro apygarda tikrai įdomi, įvairiais pjūviais. Prašau. Labą dieną. Gal ir įdomi jinai pjūviais. Labai kartais, žinot, man kalbėti šiek tiek statistikos pas mane bus. Pas mane gal bus tik tai istorijos gyvenimo. Nesugalvotos, nesukurtos mano, tiesiog iš archyvų paimtos. Bet tai dabar visi irgi mėgsta pasidalyti prisiminimais. Aš jau irgi pradėjau dalintis, nes prisiminimais, kiek man teko susidurti, kurie dabar, kai kurie jau tyrinėjai jaunesni, tiesiog nesusidurs su tuo. Man teko kalbėti su būtent liudininkėmis to laiko. Galiu pasakyti iš karto, su Tauro apygardos partizanė ne viena neteko bendrauti asmeniškai. Iš Tauro apygardos tik teko bendrauti su 2 rinktinių vadų žmonomis, pačia motinomis, nes jos ir vaikus jau turėjo tuo laiko. Jų toks irgi padėtis labai, pavyzdžiui, Žalgirio rinktinės vado Broniaus Abromavičiaus žmona, mes ilgai su ją kalbėjome, aš paprašiau, kad jinai parašytų prisiminimus, jinai rašė prisiminimus ir prisiminimai pats pavadinimas pasako prisiminimų iš skaudžios praeities. O taip ir pavadino net. Su jie buvo įdomu, jinai karininko žmona, susituoko dar 39 metais, dar mes kalbėjome ir apie tą smetoninę Lietuvą, kaip ten karininkija gyveno. Na, tas laikas, kada jau tų žmonių, nes jie 20, supraskim, gimimo žmona. Tai čia jau dar tų jaunesniųjų karininkų, o vyresnių, kas jau dar anksčiau, tai suprantat, kad jau dabar laikas jau ne tas, kad ieškotume, kad kažką rastume. Tai būtent, arba ten su ryšininkės jau teko bendrauti su tom, kur jau gyveno apie 30 metus gimė. Tai tada suprantama, kad jau jų dabar virš 90, to laiko jie mums buvo 80. Tai aš atsimenu, kad datas, jeigu žmogus 80, fizinė, kaip sakyti, sveikata leidžia, tai jisai yra ir gali papasakoti. Ir taip buvo, pažiūrėjau, tokia ryšininkė buvo, Kaune gyveno, Anelė Kupstienė Rudzevičiūtė, mergautė slapyvardžiu Nina. Tai jinai galėjo pasakoti būtent apie 50 metų situaciją, tų tenais, kaip jinai ryšininkavo tarp atskirų ten Žalgirio rinktinės partizanų būrių. Na, o jeigu Dzūkiją liesti, negaliu nepaliesti, pavyzdžiui, gaila dabar nuotraukos nepagavau, kad atsinešti, tai yra viena mergina stovi, 2 merginos ten, atsiprašau, iš viso nuotraukoje stovi 2 partizanų vadai žinome, viena iš to krašto žinomiausia tai Dzūkas ir Vanagas, o 2 merginos tarp jų ir 2 iš šono. Tai dar su viena ta iš vidurio stovinčio, kilusia nuo Perlojos, Antanina, jos slapyvardžia Milda, jinai labai mėgdavo, kad ją ir vadintume mes Milda. Žodžiu, jei tas Milda, jis sakė, man toks gražus vardas buvo, kad aš tiesiog norėjau, kad tiesiog neužpykdavo, kaip ją vadindavai ne Antanina, ne kažkaip ten, bet tiesiog Milda. Mes vadinam partizanė Milda, jai labai tas, kaip čia pasakyti, patikdavo. Bet štai iš tų nuotraukų žmonės dar buvo prieš kiek laiko, dabar jau nėra, kaip suprantama. Dabar jau mums lieka šaltiniai ir ką jie paliko kažkokius prisiminimus. O apie tą būtent, man irgi užstrigo tą, kad papuolus į nelaisvę, apie tos, moteris tikrai vengia šnekėti. Iš suprantamų dalykų, kas jom grėsi. Tik viena partizanė, ryšininkė nuo Daugų, čia irgi tas pats regionas, tai jinai atvirai pasakojo, kaip ją bandė. Tie stribai jau suėmimo bandė prievartauti. Jinai tai kažkaip tai, buvo viena iš nedaugelių, kur nebijojo tą pasidalyti prisiminimais. Tai irgi teko su ją bendrauti. Taigi, bet grįžkime į praeitį, iš tos, būtent mano asmeninių prisiminimų į tą, ką jau neprisimena žmonės, o tiesiog dokumentai palieka apie Tauro apygardą. Dabar, kada Tauro apygarda įkurta 1945 metų, rugpjūčio 15 dieną. Kas iki tol buvo, pavyzdžiui, Kalniški.
Tai kokiai ten apygardai priklausos? Nu, visi norės, dzūkai sakys, čia Dainavos apygarda čia mūsų, nu, tai Ruos sakys, tai ten, pavyzdžiui, tos partizanės, kurios žuvo, ten visi minėta jau čia Neifaltienė Pušelė, bet ten ir kitos da moterys žuvo, da kelios ten ir be jos žuvo moteris, tai kokiai apygardai priklausė? Dainavos ar tai? Taigi dar va tokios yra, kaip sakyti, moteris, kurios tik erdvėj toj apygardų, jos, kaip sakyti, nebuvo formaliai žiūrint apygardų kovotojus, net apygardų nebuvo tokių. Tai dar irgi toksai, kaip sakyti, momentas. Bet ta Tauro apygarda, buvo jinai dėkinga tyrimui, labai išvystyta buvo raštvedyba pas jį. Leido, ypač jau Antanas Baltusis žvejys, toksai raštvedyba jau pas jį buvo reguliarūs įsakymai, reguliariai, visais, ten, kaip sakyti, partizanavimo klausimais. Na, jis toks buvo ambicingas, matos, vadas, ten retas jam įtikdavo, ką dabar mes laikome garsiais ten partizanais, ten Justiną Lelešių grafą, ar ten Juozą Lukšą, tai ir tie jam neįtikdavo visada. Ten irgi, arba 1949 metų LLK deklaracijos signatarą Aleksandrą Grybiną, ten tai iš vis, jeigu aš jau pasituosiu, tai čia mes gal pasijuoktume net iš pastabos jo atžvilgio. Na, ten žodžiu toks vadas buvo ir jisai labai mėgdavo, matos, kaip, nors jisai formaliai net nebuvo karininkas, jis buvo karo mokyklos aspirantas, jis turėjo baigti karo mokyklą ir būti atsargos karininkas, tai jis turėjo baigti 40 metų rudenį. Nu, suprantat, kad 40 metai pasikeitė santvarka, ten jau buvo ne karo mokykla, bet darbininkų valstiečių, nedautis, ilgas toks pavadinimas, ir ten jau nesuteikė jam laipsnių jokių karinių. Bet jis dar priedo ir buvo jo spalvinga biografija, čia apie jį galima, kad ir kunigų seminarijoje kelis kursus mokėsi, tai ir kunigas buvo. Na, žodžiu, bet bendrai, nežinau, kas suformavo, ar karo metų tarnyba, savisaugos batalione, suformavo gana griežtą tokį jo charakterį ir tai jisai labai mėgo dažnai nemėgo, gal ir priverstas buvo, labai dažnai akcentuoti drausmę, konspiraciją, drausmę. Na ir suprantama, moterų klausimas jau iškildavo kars nuo karto. Tai gal su juo ir susiję tie pirmieji klausimai, kabutės, sakau, mūsų moterų reikalais. Ir tie įsakymai tokie gana tokie griežti. Tai aš, aišku, visų neperskaičiu, kai ką perpasakosiu, o kai kas tokius momentus perskaitysiu. Toks vienas įsakymas yra. Jis jau kai kurie, žinokit, čia aš netradimai, nesakau iš karto, kad čia mano atradimas, šiandien vadovą, jums dabar cituoju. Kad jau cituota ir dokumentų rinkiniuose, ir kai kuriuose tyrėjų darbuose, bet tiesiog primenu juos. Taip, aišku, toks įsakymas 1947 balandžio 15 dienos, ten jis kalba jau apie civilius gyventojus, šeimų narius, ten išvardė, paskui vardė įvairaus plauko elementai, brūkšnelis merginos. Bet draudžia, kad negyventų jos stovyklose kartu. Ir kovotojų gyvenamose vietovėse. Bet rinktinės vadai atkreiptų dėmesį. Reiškia, o rinktinių vadai nekreipia į tai dėmesio, vėl citata, lyg tai būtų natūralu. Ypač cituoja Geležinio Vilko rinktinės ir Žalgirio rinktinės. Vėl citata. Tokie papročiai ir dar nepilnai išgyvendyti. O Vytauto rinktinė net nepradėjo, reiškia, kabutėse su šia blogybė kovoti. Vėl citata. Čia ne. Merginų gyvenimas kartu su kovotais bunkeriuose ne tik teršia dalinį jo vadus ar aukštesnę vadovybę, bet kartu žemina visos organizacijos vardą bei tų pačių asmenų moralę. Nu ir aišku, dar kitas, tačiau paskui, kad jau yra pavojinga, kad veda į pavojų išdavimus. Na čia, aišku, gal mums juokingai skamba, bet suprantama, tuo laiku čia yra rimti dalykai. Žodžiu, kaip supranta, kad agentūra per visur veikia. Plepumas, tas vadinamas, kada dar pakenkia labiau negu agentūriniai duomenys. Tai jisai būtent pakartoja būtent apie plepumą tą būtent. Tas plepumas, kada prideda prie nereikalingų
Jis tai neneigia, pažiūrėkit savo įsakymas, kad stovyklas, bunkerius gali lankyti, jo žodžiai, ryšininkai ir ryšininkės reikalo esant, bet kad nebūtų tai yra nuolatiniai gyvenimas, kaip čia, kad jau negyventų kartu. Ir dabar dar vieną, apie tą sakau, plepumą, irgi įsakymas yra. Vėl cituoju, čia nepilnai šiek tiek įsutrumpinu sakinį, kai kurių dalinių vadai yra pasidarę per daug plepus atviri, o ypatingai merginoms. Pasitaiko, čia cituoju vien, kad moteris pirma sužino įsakymus, direktyvas už eilinius kovotojus. Na, čia yra, čia kaip dabar juokas, bet tuo laiku čia visai ne juokas, iš tikrųjų konspiracinė sąlygom, tai čia yra tokie pažeidimai, kad čia yra grėsia šifravimo ryšių sistemų, ryšininkų šifravimo, čia yra, sakyt, visiškai pagrįstas jo nuogastavimas, pagrįstas jo griežtumas tuo meto sąlygomis. Net tas plepumas tuo laiku nepateisinamas. Atsiminkim, kai sakydavo, už liežuvį seniau labai daug kas nukentėjo po karo. Iš abiejų pusių. Už liežuvio laidymą, čia atsako. Ir tas, čia aukštaitijos pasakymas, vienas sako, lietuvių prikask liežuvį, tai čia būtent labai aktualus tuo laiku buvo. Visom prasmėm. Taip, bet čia turbūt šitas įsakymas, mano anksčiau cituotas 1947 balandžio 15 dienos, labai atsiliepia lyg į kitą, jau po rinktinės lygio įsakymą, tai 1947 metų, tų pačių metų, birželio 11 dienos, Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo, slapyvardžio Šturma, Strimo, atsiprašau, mano gal visi gerai, kaip? Strimo, tai va sako, Strimo, aš taip padarau. Tai Strimo, tai va įstakymė, Šturmas tikrai jis slapyvardis buvo jo. Tai būtent jisai rašo apie vieną tėvūniją, vadina daktaro Jono Basanavičiaus, aitišau Kuopą. Kuopa, jinai, geografiškai žiūrint, tai dabartinis Šakių rajonas. Grįžkabodės, Jankai, Lekėčių, Lukšiai, būtent tos apylinkės. Tai apie ką jis apie Kuopą rašo? Tai čia, kaip sakyt, susišaukia su tuo įsakymu, kad toj Kuopoj, vėl cituoju, labai įsivyravęs paprotys gyventi stovyklose ar bunkeriuose su moterimis ir vaikais. Ir paskui jis sako, padaryti galą visam šitam gyvenimui, pašalinti moteris ir vaikus iš stovyklų ir bunkerių, o šelpimą, jeigu norit jau vykdyti tokiu asmeniu, tai jisai neragino, nurodo per nukentėjusių kovotų šeimų, kalinių, tremtinių globos poskirį. O ten štabuose ir toks poskiris Tauro apygardoj būdavo. Reiškia, remti galima, viską reikia gal remti, bet tik tai kartu negyventi. Tai ir iš to būtent įsakymo kontekste ir kai kada labai cituojamas jisai yra pasakymas, būtent, kad neįsileistų būtent į stovyklas moterų ir įsamontų kovotojai, čia dažnai cituojama šitą frazę yra, vėl jau cituoju tą frazę, mūsų organizacija yra karinė, o ne senelių, vaikų ar moterų prieglauda. O čia jau yra pasakymas toks griežtas, bet jau čia būtent, ir tai yra dažnai kartuojama šitą frazę, kad mes karinės labai jau Tauro apygarda dėka žvejo, žvejys, tai žvejys jis yra ne žvejas buvo, bet žvejys slapyvardis, tai būtent Baltūsio, būtent ta, kad akcentavo tą karinę dimensiją, karinis labai aiškus momentas, kad ir jis tų pačių metų lapkričio 8 dieną, bet čia jau neakcentuojamas moteris kaip tokios, bet jis irgi taip sako, mūsų apygarda nėra jokia prieglauda ar šelpimo įstaiga, kad galėtume visus, kurie neturi vietos, priimti į savo tarpą. Būtent jo tokia griežtai. Vėl, sako, kontekstas suprantamas įvykių, kontekstas suprantamas ir tokie griežti pasakymai tuo meto sąlygom. Bet moterų klausimas, kaip sakyt, išlieka žūna žvejys, keičia kiti vadai, bet tas moterų klausimas Tauro apygardoje niekur nedingsta iš dienotvarkės, kaip sakysim. Jau čia 48 metų balandžio mėnesį ta pati Žalgirio rinktinė, tai yra prie Nemuno rinktinė, Šakių, Kazlų Rūdos miškai. Tai būtent tenais, būtent per vieną
rinktinės vadų, kuopų vadų, jų pavaduotojų, būrių vadų pasitarimą, nagrinėtas tas būtent moterų klausimas kovotojų gretose. Taip čia irgi dokumentas sakau, dalyviai nutarė. Citata. Nepriimti aktyvių kovotų tarpą nei vienos moters. Bet reiškia, tai buvo, bet nekreipė kai kurie dėmesio, taigi rinktinės vadas, tada Viktoras Vitkauskas Saidokas, 1948 metų balandžio mėnesį išleidžia įsakymą, kad atsiradusias moteris kuopose to jau išgyvendyti. Tai yra nepriminėti į aktyvų kovotų tarpą, kabutėse vėl čia citata, asmenys nepajėgančius kovoti su ginklo rankose. Ir vykdyti kitus uždavinius. Matai, uždaviniai kiti irgi būna uždaviniai, kaip čia pasakė, ne tik partizanam reikia su ginklais kovoti. Bet man pagal šitą įsakymą taip išeitų, jeigu jau moteris įstojusios, tai galima jas palikti partizanų gretose, bet jau naujų nepriminėti. Bet vėl sakau, čia buvo teorija, čia buvo taip nusakoma, bet praeina 2 metai, 52 metai. Viename bunkerėje, kaip MGB ieško, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ieško nusileidusių desantikų, Juozo Lukšos desanto, štai 51 metų, Altoniškių miške, gegužės 20 dieną, suranda bunkerį, kur žūna vienas desantikas Benediktas Trumpys Rytis, Juozas Totoraitis Čigonas, na ir 2 moteris. Marcelė Žindžiuvienė Tigrienė, Tigrienė tai yra gal buvusio rinktinės vado žmona, Tigro Žindžiaus, ir Valerija Liktoraitė Danutė. Va štai, viename bunkeryje gyvena, čia aš paminėjau, kad 2 vyrai ir 2 moteris, bet vienas dar yra paimamas gyvas, tai yra 3 moteris, dar 3 vyrai, 2 moteris. Ir dar už kelių dienų, jau nurodant bunkerį, gegužės 22 bunkerį, Lekėčių miške, žūna Ona Guogaitė Miškų gėlė. Tai vad, žodžiu, matot, to pačioje rinktinė, nesakau, kad kitoje rinktinė, bet tiesiog aplinkybės gyvenimas visai kitą lemia. Net ir 49 metais, pavyzdžiui, irgi vėl ryšininkė, buvusi ryšininkė Regina, jos pavardė Stasis Stankevičiūtė, 49 metais yra patvirtinama šturmo tėvų Nijos partizanų kandidato. Žūna 1953 metais. Įsakymais, bet gyvenimas. Kaip sakėma, turbūt čia veikia LLKSS apsvarstytas tokia tema. Vengti priimti, bet jeigu jau yra, tai laikyti savo lygių. Nu, va, taip būtent va šito turbūt pozicija yra. Kuo užsiėmė moteris to Tauro apygardo, aišku, čia ką pasakė, čia nieko irgi nepasakysim kažko naujo, taip, jos įvairiai, jis sako įvairios. Aišku, mažiausia čia įsivaizduokim, kad su ginklais kovojo, ta prasme šaudymais, na, čia iš vis Lietuvoje toks įvaizdis, kai kada, aš dabar susidarau, kurie neskaito dokumentų, čia toks kaip veiksmo filmas, lyg atrodo, vyksta. Čia kiekvieną dieną šaudymai, gaudymai, nu, ne taip ten buvo. Jūs paskaitykite dienoraščius. Man sako, ką veikia partizanai. Sakau, paskaitykite dienoraščiai. Ne tik Dzūką paskaitykite ir pavardė, dabar iškirdu. Balčius, kaip pavardė aš dabar? Ne Baliukevičius. Balčius čia to Vyčio apygardos, Albino Bilinkevičiaus Balčiaus dienoraštį. Paskaitykit, pažiūrėkit, ką partizanai veikia kiekvieną dieną. Necituosiu, kad jūs tikrai paskaitytumėt. Paprastas partizanas sąmoningai rašo dienoraštį, vadų nurodymų, kad būtų kaip... Tik atsiprašau už tokį, kaip sakyti, aš visada sakau, už ne humorą, gal ir ne, kalbam apie labai rimtus, tokius žiaurius dalykus iš tikrųjų, bet partizanai irgi mėgo humorą. Ir tuose dienoraščiuose, matot, jis taip rašo natūraliai, kai kada, kad net žavė žmogum, koks jisai buitiškai natūralus žmogus. Pamatai žmogų, ne tą, kur įsakymuose, nematai jo, kur paminkluose nukaltas jis būna, bet jis pamatai tą gyvą žmogų. Nu, ar pakito dar tokio, bet aišku, jo likimas yra irgi susitikimų su mergaitėm. Toks yra dienoraštis, jo neišleistas, tik tai jo publikuotas. Bet jo likimas, aišku, tas, kad jisai vėliau tam užverbuojamas yra. Šermukšnis, čia pavardė Šermukšnis. Paskui agentas Vacysis tampa 50, tai irgi jo dienoraštis yra. Būtent irgi susitikimai su mergaitėm ten. Ir ką jie daro, bet ten dienoraštis yra rašytas iki
iki užverbavimo, tai reiškia irgi buitis yra partizanų. Tai pažiūrėkim, ką ten daro. Taigi, to veiksmo filmo ten nėra kiekvieną dieną, ten nėra veiksmo filmų, kur šaudimai, gaudimai. Tai va būtent ir grįžsiu prie moterų, tai ten tų šaudimų, gaudimų ir pas vyrus nėra kiekvieną dieną. O moteris ne tos funkcijos, kad jos iššaudė. Pavyzdžiui, kaip dabar, koks pavyzdys, kur moteris dalyvauja tokio, kaip sakyti, kovinio operacijoje. Tokia labai sudėtingo, čia analogų, sakysim, Lietuvoje nėra. 1947 metais vasario mėnesį suruošėme fiktyvos tokios Marijampolė fiktyvios vestuvės, kur sukviečiami partijos ir vyriausybės atstovai vietiniai. Ten vis peripetijos, kas ten atėjo, ką ten žmona užčiuopė, kad jis eina į kur neaišku, taip ir sigelbėjo gyvybę, ten buvo ir tokių cirkų. Rusai, aišku, ten vietiniai, čia lietuvis kvietė, lietuvių kilmės, kur išėjai buvo. Taip pat ten dirbusi vykdomajame komitete Anelė Senkutė, vėliau Pušelė, būtent jo dėka ir sukviečiami jie į tą susitikimą, kurie ateina kitas garsus partizanas, Kazimieras Pyplys, būtent ir dar jam padeda kita Janina Kazelytė Saulutė, jos tą paruošiamą darbą daro tos operacijos ir išgertuvių, baigiantis išgertuvėm, jie yra nušaunami. Jie būtent atėję pareigūnai. Tai va, jos gali nešaudė, kaip sakyti, rankose pistoletus turėdamas Pyplys mažytis, bet jos visą paruošiamą darbą, tai kaip ir dalyvavo toje operacijoje. O likimas jų toks, kad jos jau neturėjo jokio legalaus gyvenimo ir išėjo į mišką ir abijos tais pačiais metais žuvo. Abijos žuvo, tai bet būtent tokios likimai. Arba, pavyzdžiui, čia, aišku, dzūkų rinktinės, dzūkų rinktinės, tai Anelė Bunevičiūtė. Ir dar irgi rodyta nuotraukai buvo Petronėla Savickienė čia jau iš Tauro apygardos. Jos čia labai retas atvejas, tiesą pasakius, ir net sovietino Lietuvoje, kad dvi moteris po 50 aš kalbu metų, iki 47 metų buvo irgi atskiri atvejai, kad nuteistos aukščiausią bausmę sušaudimu. Paprastai, pavyzdžiui, man net keista, kad Bunevičiūtė negavo ne 25 už tą standartą sovietinį, 25 metai, o aukščiausia bausmė. Ir tas pagrindinis kaltinimas vienas, tai yra, kad jinai kartu su kitu partizanu Prienuose, jinai šovė, o tiesiog jinai irgi vaidino tokią kaip porą, nušovė Valsčiaus vykdomo komiteto pirmininko pavaduotoją. Tiesiog jinai dalyvavo šalia. Ne išaudė, bet kaip dar būtų rusiškai sakytų saopšnik, tai reiškia bendradarį. Bet štai lėmė mirties bausmės ir Savickienės tokio irgi pavyzdžių. Tai va, labai retas atvejis, tai va, kaip už kovinius reikalus buvo nuteistos sušaudyti. Bet va, būtent jau čia irgi minėta, kad kitose srityse, čia vėl jau galima pasireikšti, buvo kitose vietose, kad, va, pavyzdžiui, moteris tavo ypač pažymėjo Tauro apygardoje, matau tas medikių, ir aš iš karto pastebėjau irgi medikių vaidmuo. Medikės, tai yra labai, netgi aš sakau pavardės, tik ne visų, bet keletą. Netgi ir užėmė net, kaip čia pasakyti, pareigas tos, pavyzdžiui, kaip Domicelė Dišpinigytė, Laima Laimutė. Tai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės sanitarijos skyriaus viršininkė. Žuvo 46 metais. Marytė Senaivaitytė žuvo 45 metais. Čia apie mediką. Anastazija Rinkevičiūtė Nastutė žuvo 46 metais. Jis žuvo, nes jos buvo pačiuose bunkeriuose, ne kažkur šalia. Arba Aldona Meškevičiūtė Vaidilutė žuvo 47. Anastazija Kleizaitė Raselė žuvo 47 metais. Ilgiausiai partizanus gydė, globojo Angelė Senkutė Aušrelė, žuvusi, irgi buvo Vytauto rinktinės sanitarijos skyriaus viršininkė, žuvo 52 metais. Tai va, būtent užėmė net postus, va, būtent sanitarijos srityje apygardų, dažniau rinktinių lygmenyje, štabo pareigūnas, tai reiškia štabo pareigūnas. Ir aišku, ir kitas dalykas, kad buvo jos atsakingos už ryšius, kai kurios, tai ryšininkas, jau čia apie ryšininkas, tai čia dar galima visą pasakoti, bet, pavyzdžiui, viena pirmųjų Geležinio Vilko ryšininkio Patronėlė Pušinskaitė slapyvardžio Vilija, tai jinai buvo irgi paskirta Geležinio Vilko rinktinės ryšių tarnybos viršininkė. Net turėjo net apskritai, bet turėdavo net konkrečias postą, pareigas su pavadinimu.
Taigi ryšininkas, tai čia irgi plati tema, o čia man atsakinga net už visus ryšius. Atėjo laikas, kai vyrų pritrūko, žuvo didžioji dalis jau 52 metais, ir čia jau paminėta, kad įkuria Sergijus Staniškis Litas, nenuilstantis vadas iki paskutinio jau. Čia buvo Staniškis Litas, tas, kaip sakyti, toks konspiratorius labai didelis, vadinamas partizanų tėvuku, slapyvardžiu, tai nenuilsta iki paskutinio, leidžia spaudą, ir jis bando dar kažką, būtent tose jau paskutiniuose jau, kai pasirodė gyvenimo mėnesiuose, dar organizuoti, dar tęsti tą kovą. Tai būtent jisai ir pakviečia organizuoti, kad reiškia jau moterų junginius. Tai ant dešinio tėvūnijos vadė, antose būtent ir čia kaip oficialus vardas, ne Antanina, antose Kurtinytė Liepa. Tokia labai nuotrauka, labai keista jos buvo, aš nesuprantu, kas ten striubą valgo, tai matė tokia, čia ir baudžiamosios bylos nuotrauka, čia yra, dėja aš nesuspėjau paklausyti, iš kur ta nuotrauka, jinai jau iškeliavo 2018. Tai būtent jinai ir aišku, kaip jau nėra žmonių, nei moterų, jau tik tai jos priklausomybė yra dvi moteris, tai yra Monika Marčiulinaitė Nykštukas slapyvardžiu, kai vado padėjėja, ir Regina Jančiauskaitė Pempė. Jinai vardinama pirmosios įsakymuose kaip kovotoja slapukė. Visos jos badė suimna 52 metais, kitos 53. Bet, žinot, vadai, kaip mes sakėm anksčiau, tai kaip ir kritikavo, kaip ir tos moterų vaidmenį, kad nedalyvauti, bet tikrai neapleido apdovanojimų srityje moterų. Tikrai nebuvo ignoruojamos moteris apdovanojimų srityje. Jos irgi gaudavo lygiai kaip vyrai, ryšininkės gaudavo pažymėjimo ženklus. Arba padėkas, kaip pradžioje davo padėkos, paskui jau ten atsirado Tauro apygardai ir Dainavos apygardai, šiek tiek skirtingais pavadimais, bet juostelio už uolumą ir juostelio už narsumą. Tai būtent, bet dažnai ir buvo padėkos. Tai, pavyzdžiui, ta mano minėta sanitarijos skyriaus poskyrio viršininkė Domicelė Dišpinigytė, Laimutė, Laima, čia šitam įsakymą buvo pavadinta, kad jinai, pavyzdžiui, jau 46 metais, gegužės mėnesį, gavo padėką iš apygardos vado Mykolo Jono. Čia pirmosios tie įsakymai su padėkomis. Bet aš jos istoriją noriu dar tokia, bet irgi kalbant žmonėm to krašto. Būtent jo žūtis, jinai žuvo kartu su Geležinio vilko vadu Stravinsko, su jo žmona irgi teko bendrauti. Jinai pasakojo, jai žmonės pasakojo, o kas aš iš Taprienų, nuo mano kaimo labai netoli, ir aš teko kalbėti, labai įstrigo vaizdas išniekintų kūnų, tos Dišpinigytės ir Stravinsko. Čia labai viena irgi Anelė Butkevičiūtė, čia aišku ryšininkė iš Dainavos apygardos, asmenė Adolfo Ramanausko, irgi apdovanota Laisvės kovų kryžiumi 3 laipsnio po 50 metų, bet jinai gyveno savo irgi susijęs su Dzūkija, jinai paskutinius gyvenimo metus gyveno Varėnoje. Tai teko su ja bendrauti, tai jinai irgi papasakojo, sako, tai aš irgi motivacijos klausiau jos, čia sakau, tai kas jūs paskatino išeiti į tą mišką? Sako, kai pamačiau mokytą gulinti Stravinską ant tos gatvės Prienuose. Sako, man taip užvirė tada tas visas, kad jau kaip pamatėt, sako, aš jau kai sako, reiks ir padėsiu jau už tą. Ta epizodą Stravinsko gulėjimo gatvėje prisiminė ir žymus poetas Justinas Marcinkevičius iš Prienų. Irgi skaičiau, mokytas Stravinską pamatė gulinti ant gatvės. Tai ir šalia gulėjo išniekyti, ten sakė, kaip kūnai sudėti, ten buvo paniekimo ten scena visa sudaryta. Bet kaip kiek žmonių įsirėžė tas vaizdas, aš ką noriu pasakyti. Susijęs su ta būtent sanitarijos skyriaus poskyrio viršinė Domicelė Dišpinigytė Laimutė. Arba, pavyzdžiui, man minėta, apie dabar grįžčiau prie apdovanojimų, arba, pavyzdžiui, kad už Marijampolės to baliaus organizavimą visą, mano minėta, kad apygardos jau vadas tiek vampyrui, tai yra rinktinės vadui, Vytauto tiek Mažyčiui, tiek Pušeliai, tiek Saulutei, už to bolševinio aktyvo sunaikinimą, reiškia tarnybinę padėką ir pagyrimą. Juos visus pastatė į vieną
vietą. Ne vieno, kaip sakyti, ne organizatorius ir betarpiškus dalyvius. Arba žiūrėkit, kaip būna apdovanojimai. Aišku, čia jau daugiau ryšininkų to, bet, pažiūrėjau, apdovanojimo juostelė už uolumą. Tai reiškia ryšininkai. Geležinio vilko 4 kuopos rėmėjai. Bet čia išvardėjau visus, bet galima suprasti, kad yra žirklės, ūsa, ūsienė, skirpsta ir skirpstienė. Tai faktas, kad ta ūsas ūsienė, tai čia tikrai bus vyras su žmona ir skirpstas su skirpstienė irgi jau bus greičiausiai vyras su žmona. Ir kaip jie sako, pasišventusi, rėmimą laisvės kovotojų, užteikiama visokiojopą pagalbą, paramą ir visą, kuo prisidedančius prie kovos su žiauriuoju okupantu dėl Lietuvos laisvės nepriklausomybės atstatymo. Arba kitas irgi pavyzdys, jau 40 irgi toj pat rinktinė, štabo rėmėjai, 47 irgi už uolumą, frazė, už tą paramą tokia gana standartiška frazė, bet žiūrėkit irgi. Snieguolė jūra, kanapinį, kanapinienė, valdininką, valdininkienė ir dar valdininkaitė. Tai čia faktas, kad irgi 3 šeimų. Tai va, žiūrėk, ir vyrai, ir žmonos apdovanojimas vienodai, taip sakyti, ne vieno neignoruojama. Nu, aišku, viena, kaip sakyti, aukščiausio apdovanojimo tauro lygmenio, šnekant iki 49 metų, kada atsirado Lietuvos laisvės kryžiai, jau gavo pušelę, bet jinai buvo ne už Marijampolės įvykius, suteiktas tas apdovanojimas medelė už narsumą. Jinai tuo laiku įvyko tauto rinktinis išdo poskyrio viršininkas pareigas, žuvosi 47 metais, jau po žūties, už ištikimai ir sąžiningai tarnavusią pavestose pareigose, garbingai išlaikiusią duotą priesaką, nepasidavusią gyvą į priešo rankas. Apdovanota už juostelę už narsumą. Na, paskui po 49 metų, kaip atsirado Lietuvos laisvės kryžiai, tai šitie prilyginami laisvės kovos kryžiams 3 laipsnio. Nu, jau jeigu dabar jau į dabartinę išvesim perlyginimo laisvių apdovanojo prilyginimo įstatymą, tai gautus Vyčio kryžiaus 3 laipsnis. Ne 3, dabar kažkaip vadinasi. Kitaip vadinasi, bet 3 nuo viršaus lygmo. Taigi, tai va būtent apdovanojama, bet apdovanojimas, jeigu aš jau taip irgi įsišnekėjau, kaip sakyti, visada duokit pavalgyti istorikui, duokit pašnekėti, kaip visada. Bet aš priminsiu dar gyvą, irgi ryšininkė, bet irgi apdovanota 52 metais laisvės kovos kryžiumi 3 laipsnio, gyvenančią tuo laiku dabar netoli Skriaudžių, tai yra Anelė Ruseckienė, teko su ją bendrauti, jinai labai įdomi, jos namuose buvo vienas iš paskutinių Sergijaus Staniškio, to vilties, slapyvardžius viltis, bunkeris, kaip slėptuvės gyveno 6 mėnesius ir kaip jis rašo į tam apdovanojimo lape, padarytos 3 kratos buvo daromos jų namuose, bet ne viena krata nerado bunkerio. Na, kaip jinai vaizdingai papasako, kaip jinai, ką elgdavos tuo laiku, nu, aš irgi nenoriu pasakoti, nes, sako, jinai tai pasako, jinai irgi nesigėdinama, ką jinai sugalvodavo tuo staigiai, tokio, kaip sakyti, nu, kaip kratą daro, ką reikia daryti staigiai. Nu, ten, jinai tokių pasakomų ir įvairių pasako ir kaip ateidavo, čia vėl, sako, nuklysiu, geriau jinai papasakot, aišku, už viską, bet tame sakoma, būtent, ir dabar žinant jos kaip pasakojimo, kaip pasako, tai labai tas, būtent, įsakėme už ką apdovanojimą, labai atitinka ir dabartinės jo, kaip sakyt, nuotaikas būsena. Tai, taip sako, už ką, ryžtingumo nustojo ir būdama optimistė, drąsi ir visuomet geros nuotaikos, ji po kiekvienos kratos ne tik padrasindavo savo šeimos narius, bet ir globojusius kovotojus gerai nuteikdavo. Tai žodžiu, optimistė reiškia žmogus ir jaunystė optimistas ir, kaip sakyt, jau sulaukęs garbingo amžiaus, irgi optimizmo, ne. Jinai apdovanota, o jos vyras apdovanotas laisvės kovos pasižymėjimo lapu. Ryšininkas rėmėjimas slapyvardžio į Ešmontą. Tuo pačiu įsakymu už parodytą didelį ryžtingumą. Tai va būtent jinai pasakoja, būtent ką aš noriu pasakyti, iš visų mano paminėtų, visų, jau ne vieno nėra gyvo. Jau turbūt ne vieno. Nežinau, ten gal kitų slapyvardžių, tiesiog aš nežinau, mes nežinom jokių tikrųjų vardų, galbūt ir dabar yra jau garbingo amžiaus. Bet va, Anelė Ruseckienė jau ta jau liudininkė gimusi 27 metais, jau, kaip suprantama, jau paskutiniai.
kurie dar gali kažką papasakot apie tą pasipriešinimą. O be mums lieka archyviniai dokumentai, jų palikti prisiminimai. Darbas va toks, begalės darbo, tik sakyti, istorikam darbo užteks. Dėkuoju.